more seconds and a clear signal, and you'll never know. Watch Dogs – vienas iš laukiamiausių 2014 metų žaidimų. Žaidime jūs valdysite vieną geriausių hakerių ir buvusių nusikaltėlių, kurio praeitis jį privedė iki skausmingos šeimos tragedijos, kuri pakeitė jį visam laikui. Dabar jūsų įgūdžiai nuo šiol tarnaus ne tik asmeniniams tikslams, jūs naudositės juos surasti visus, kurie nusikaltė jūsų. Primena modernų šnipų žaidimą, kuriame žaidėjai savo naudai pasitelks miestą ir jo infrastruktūrą. Kaip magai galėsime valdyti šviesas, telefonų ryšį, šviesaforus tam, kad siektume savų tikslų ir trukdytume priešams. Šis projektas yra būsimas atviro pasaulio veiksmo nuotykių video žaidimas sukurtas Ubisoft. Watch Dogs kūrimas prasidėjo 2009 metais. Išleidimo laikas iš praeitų lapkričio buvo nukeltas į 2014 metų antrąjį ketvirtį. Watch Dogs pasaulis nėra toks tolimas nuo mūsų pačių. Pasaulis, kuriame visi naudojasi naujausiais prietaisais bei įrenginiais, kurių pagalba viską žino apie pasaulį, susiekia su draugais paprasto piršto perbraukimu ir ekrano gestu. Tačiau su tokiu pačiu paprastu gestu tais pačiais socialiniais tinklais mes paliekame skaitmeninį šešėlį, kuris nuolat didėja. Internetinis pėdsakas, kuriame paliekame kiekvieną žingsnį. Where the fuck you been? You leave me standing here for 45 minutes in this DeMarco art bullshit charity. I spent all afternoon getting her ready for you. She's oiled, she's loose, she's perfect, just the way you like it. Be working to me. I'm gonna make sure DeMarco knows I'm here. Good hunting. Tokia sistema vadinama COS. Ji kontroliuoja praktiškai kiekvieno miesto dalį, nuo šviesaforų iki banko saugyklų, mobiliųjų telefonų, verslo duomenų bazių. Joje galima rasti svarbiausią informaciją apie bet kurį mieste esantį asmenį. Žaidime turėsite galimybę įstraukti ne tik į žaidimo istoriją, bet ir misijų procesą. Žaidimą dar labiau pagyvina transporto priemonės, tai yra mašinos, motociklai, laivai, traukiniai. Mašinų įvairovė nusimato tikrai nemenka, tai kiekvienas galės išsirinkti savo patinkančią mašiną ar kitą transporto priemonę. Žaidimas pasižymi tuo, kad priešus galėsite žudyti ne tik pistoletu, bet ir teks susiremti artimoje kovoje su priešais ir teks panaudoti fizinę jėgą. Gatvės muštynėse muštis galimybė bus ne tik su rankomis, bet ir pagalba galėsite pasitelkti ir teleskopą.